Brangieji, šiandien 4. Advento sekmadienis. Šiandien uždegėme ramybės žvakę. Ne šiaip savo, ne kaip gražų simbolį, o kaip ženklą, kad Dievas nori ateiti į mūsų nerames širdis, į pavargusius protus, į gyvenimą, kur skubame ir lėkime, kur viską darome dėl artimo, kartais nematydami jo. Ir štai paradoksas. Mes skubame advente ruošdamėsi šventį, kurios esmė Dievo atėjimas. Ar pastebėjote, šventajame rašte niekur nematome Dievo skubančio, lekiančio. Dievas nepanikuoja, Dievas nevėluoja, Dievas nežiūri į laikrodį su nerimu. O mes gyvename taip, tarsi kiekviena minutė būtų paskutinė galimybė viską suspėti, užsidirbti, įrodyti, suvaldyti, užtikrinti. O širdyje viešpatauja neramybė, o įtampa. Todėl šiandien noriu paklausti, jeigu Dievas niekada neskuba, kodėl mes lekiame kaip akis išdegę? Šventasis raštas sako, mokytojo knygoje, viskam yra metas ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. Tai gražūs žodžiai, bet ar jie atspindi mūsų kasdienybę? Jeigu atvirai, dažnai ne. Mes gyvename taip, lyg viskas turėtų įvykti čia ir dabar. O jei neįvyksta, įvyksta katastrofa. Mes skubame ne todėl, kad labai mylime, o todėl, kad labai bijome. Bijome, kad nespėsime. Bijome, kad kažką prarasime. Bijome, kad būsime paskutiniai. Bijome, kad Dievas galbūt nespės. Ir tada skubėjimas tampa ne tik gyvenimo būdu, bet ir dvasinė problema. Neskubėjimas sako, viešpatie, aš jau geriau žinau, kada ir kaip turi viskas įvykti. Pažvelkime į Abraomą ir Sarą. Dievas pažada sūnų. Metai eina, dešimtmečiai, tylu. Ir tada jie nusprendžia padėti Dievui. Skubėjimas pagimdo sprendimą. Tarnaitė Hagara pagimdo Abraomui sūnų Izmaelį. Ar tai atneša nusiraminimą? Ne. Šis sprendimas atneša tik skausmą ir priešiškumą. Skubėjimas nekuria ramybės. Skubėjimas gimdo chaosą. Šiandienos pasaulis mums sako, jeigu sustosi, liksi paskutinis. Jeigu neskubėsi, tavęs nelauks. Jeigu nespėsi, tu pats kaltas. Bet Dievo žodis sako, ką kita. Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Pastebėjote? Jėzus nesako, bėkite, lėkite. Pasistengkite dar labiau. Susitvarkykite, o tada ateikite. Pirmai įrodykite, kad galite, tada ateikite. Jėzus kviečia vargstančius, pavargusius, išsekusius nuo bėgimo. O skubėjimas mums nieko neduoda. Tik atima. Atima ramybę širdyje, kantrybę bendravime, gebėjimą girdėti Dievo balsą. Kai lekiame, mes meldžiamės trumpiau. Kai lekiame, mes klausomės neatidžiai. Kai lekiame, net adventas tampa ne laukimu, o projektu. Supirkti dovanas, prigaminti maisto. Mes net advento laikotarpiu organizuojame bėgimo maratonus, kalėdų senelis. Viskas gerai, sportas, sveikata, linksma. Bet gal advento laikotarpiu galėtume susėsti prie arbatos puodelio ir neskubant pasimėgauti buvimu kartu. Juk po pamaldų ir vėl veiksime. Mes galime skubėti net bažnyčiai, net tarnystėje, net maldoje. Pamokslas greičiau, pamaldos trumpiau, tyloje pabūti nepatogu, laukti Dievo atsakymą, varginant. Bet advento laikas mums sako, Dievas ateina ne pagal mūsų grafiką,
O mūsų skubėjimas dažnai gimsta ne iš darbštumo, o iš nerimo širdyje. Pažvelkime į Jėzų. Jis niekada neskuba. Jis bendrauja minioje, gydo ligonius, moko mokinius, net priešams randa laiko ir niekada nepanikuoja, kad nespės ar pavėluos. Lozorius serga, Jėzus laukia. Motina prašo vyno per vestuves Kanoje. Jėzus sako, mano valanda dar neatėjo. Kryžius. Net ten nėra panikos, tik klusnumas atsiduodant tėvo valiai. Jėzus gyvena ne aplinkybių spaudžiamas, bet pagal tėvo laiką. Bet taip mums netinka. Nes mes norime greito Dievo. Čia ir dabar. O Dievas ateina lėtai, ramiai, tyliai. Kad tai suprastume ir mes turime 4 advento sekmadienius. Ne vieną dieną, ne vieną vakarą, ne vieną akimirką. Dievas galėjo ateiti bet kada ir bet kaip panorėjęs. Bet jis pasirinko laukimą, tylą, ramybę. Ir šiandien, uždegdami ramybę žvakę mes sakome, Viešpatie, mokyk mus laukti. Mokyk mus kantriai laukti. Tikroji ramybė neatsiranda tada, kai pagaliau viską padarome. Tikroji ramybė neatsiranda tada, kai viskas gyvenime sudėliota į stalčiukus. Ramybė ateina tada, kai Kristus ateina į mūsų nerames širdis. Jis ateina ne tada, kai mes pasiruošę, o būtų gerai. Stalas padengtas, vaišės ant stalo ir įeina Kristus. Bet jis ateina tada, kai mes pavargę, pikti, nuliūdę, kai rodos mūsų darbo niekas nevertina, kai nieko nebesinori. Jis ateina ne todėl, kad mes sulėtiname tempą, o todėl, kad jis pats yra mūsų ramybė. Apaštalas Paulius laiške Efeziečiams sako, jis yra mūsų sutaikymas iš abiejų padaręs vieną, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą savo kūnų panaikinęs priešybę. Jis panaikino įstatymą su jo potvarkiais, kad iš 2 jame būtų sutvertas vienas naujas žmogus. Jis įkūrė taiką ir viename kūne kryžiumi abiejus sutaikė su Dievu, pats savyje sugriaudamas priešiškumą. Kristus neskuba, nes išganymas jau įvykdytas. Kryžius pastatytas, kapas tuščias, nuodėmė atleista. Mes galime sustoti ne todėl, kad viską padarė, o todėl, kad Kristus padarė už mus viską. Mylimieji, šiandien dega ramybės žvakė. Išviečia tyliai. Ji neskuba. Ji tiesiog dega. Tegul ši žvakė primena, Dievas neskuba. Ir mums nereikia bėgti, kad būtume jo mylimi. Kristus ateina ne triukšme, ne chaose, ne panikoje, o ramybėje. Amen.